Laba diena. Jums pristatysiu organizuotų turistinį kelionių ginčų apžvalgą ir esminius reglamentavimo aspektus. Pradėsiu nuo teisinio reglamentavimo aspektų, vėliau apžvelgsiu ginčus ir truputėlį pristatysiu statistiką. Pagrindinis aptariamos temos dokumentas yra 2015 metų Europos parlamento ir tarybos direktyva 2015-2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kurios nuostatos yra perkeltos į Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą. Taip pat į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų patvirtintas organizuotos turistinės kelionės sutarties sąlygas. Kalbant apie organizuotą turistinę kelionę, yra svarbu apskritai sužinoti, kas yra ta organizuota turistinė kelionė. Tai ji yra dviejų skirtingų turizmo paslaugų, keleivių vežimo, apgyvendinimo, transporto priemonių derinys. Ir civilinis kodeksas numato, jog organizuotos turistinės kelionės sutartimi yra kelionių organizatorius įsipareigoja atlyginti kitai šaliai keliautojai užtikrinti organizuotą turistinę kelionę, o keliautojas įsipareigoja kelionių organizatoriui sumokėti už suteiktas paslaugas. Kaip gali būti sudaryta organizuota turistinė kelionė? Ji gali būti sudaryta dviem būdais. Tai yra fiziškai keliautojui dalyvaujant pardavimo vietoje, betarpiškai bendraujant su kelionių organizatoriumi ar kelionių pardavimo agentu ir taip pat nuotoliniu būdu, tai yra telefonu arba kitu elektroniniu būdu. Kas yra nuotolinė sutartis? Nuotolinė sutartis tai yra sutartis tarp verslininko ir vartotojo, kai šalys fiziškai nėra kartu vienoje vietoje, kai yra naudojama pirkimo pardavimo sistema ir naudojamos tik ryšio priemonės. Civilinis kodeksas numato bendrasias informacijos teikimo sąlygas vartotojui, kuomet yra sudaroma nuotolinė sutartis. Tai verslininkas turi nurodyti pagrindinės prekės ir paslaugos savybės, duomenis apie patį verslininką, savo kontaktinius duomenis, be abejo turi pristatyti informaciją apie bendrą prekių ir paslaugų kainą ir taip pat, kas yra svarbu, teisę atsisakyti sutarties. Dar ką norėčiau paminėti, kad pareiga įrodyti, kad informacija yra suteikta vartotojui, tenka verslininkui. Jau kalbant apie organizuotos turistinės kelionės sutartis, civilinis kodeksas atskirų straipsnių numato, kokia informacija turi būti suteikiama vartotojui. Ir šis turinys apima pagrindinės kelionės sąlygas ir paslaugų ypatumus, kelionės tikslo vietą, transporto priemonės, išvykimo ir grįžimo vietą, kas yra tikrai labai svarbu, apgyvendinimo vietą, maitinimo paslaugos turi būti aptartos, bendra kelionės kaina, apmokėjimo tvarka. Taip pat būtina informuoti keliautoją apie jo teisę nutraukti sutartį ir, kas yra labai svarbu, keliautojo teisė atsisakyti ne prekybos patalpose sudarytos sutarties per 14 dienų. Ta keliautojas taip pat turi žinoti ir būti informuotas. Kaip turi būti pateikiama informacija? Tai žodžiu, civilinis kodeksas nustato, kad informacija vartotojui turi būti pateikta naudojant patvarėją laikmeną. Kas yra ta patvarioji laikmena? Tai yra priemonė, kuri leidžia vartotojui ar pardavėjui asmeniškai jiems skirtą informaciją saugoti taip, kad ji būtų prieinama ir saugoma ir išlaikoma nepakitusi. Tai yra popieriuje, USB atmintinėse, elektroniniuose laiškuose, taipogi tai gali būti ir SMS žinutės ir netgi asmeninė vartotojo paskyra. Tačiau norėčiau informuoti, kad nuoroda į interneto svetainę nėra laikoma pakankama, ta informacija teikiama vartotojui, kadangi, kaip patys suprantate, ši informacija gali būti keičiama. Civilinis kodeksas numato, kad sutartyje mano anksčiau aptartos informacijos privalomumo, ji turi būti visa nurodyta
sutartyje ir ta informacija, kuri aptarta su keliautoju prieš sutarties sudarymą, turi būti neatskiriama sutarties dalimi. Ir jeigu sudarius sutartį nuotoliniu būdu, kelionių organizatorius turi nedelsdamas patvariąją laikmeną pateikti keliautojui jo sutartį. Jeigu, žinoma, keliautojas kalba fiziškai, yra pardavimo vietoje, tai be abejo, jisai taip pat gali paprašyti atspausdinti ir pateikti, kaip ir patvarioj laikmenoj, jo sutartį ar kitokiu patvarios laikmenos būdu. Dabar aptarsime sutarties pakeitimą iki kelionės pradžios. Civilinis kodeksas nustato, jog kelionių organizatorius iki organizuotos turistinės kelionės pradžios negali vienašališkai keisti sutarties sąlygų. Nebent yra visos šios 3 išvardintos aplinkybės. Tai yra tokia teisė nustatyta sutartyje, sutarties pakeitimai nėra esminiai, pakeičiama informacija, tai informacija, kuri yra apie pakeitimus, pateikiama patvarioje laikmenoje. Kokias teisės turi keliautojas tuo metu? Jisai gali sutikti su siūlomis sutarties sąlygų pakeitimais arba nutraukti sutartį ir nemokėti sutarties nutraukimo mokesčių, jeigu yra bent viena iš šių aplinkybių. Kelionių organizatorius yra priverstas iš esmės pakeisti bet kurią nustatytą sąlygą. Tačiau čia noriu truputėlį stabtelti ir informuoti, kad kilus ginčui, kelionių organizatorius turės įrodyti tas sąlygas, kurios privertė jį pakeisti nustatytas sąlygas. Taip pat viena kita sąlyga yra kelionių organizatorius negali įvykdyti sutartyje nurodytų specialiųjų keliautojo reikalavimų ir jeigu kelionių organizatorius pasiūlo padidinti kelionės kainą daugiau negu 8%. Keliautojui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius gali keliautojui pasiūlyti lygiavertį arba aukštesnės kokybės kitą organizuotą turistinę kelionę. Jau noriu pažymėti, kad kelionių organizatorius neprivalo, jis gali, tačiau neprivalo. Ir jeigu jisai ir nepateiktų kitos organizuotos turistinės kelionės kaip alternatyvos, tai būtų laikytina jo netinkamų pareigų vykdymu. Ir pateikęs kelionės pasiūlymą, kelionių organizatorius taip pat turi aiškiai ir suprantamai pateikti informaciją, be abejonės apie alternatyvią kelionę ir jos kainą pateikti patvarioje laikmenoje. Ir jeigu dėl to suprastėja kelionės kokybė ar sumažėja jos kaina, keliautojas turi reikalauti grąžinti dalį sumokėtų pinigų, o kelionių organizatorius turėtų nepamiršti grąžinti tą kainų skirtumą. Taigi, reziumuojant, kas buvo pasakyta, pagal teisinį reglamentavimą vartotojai turi teisę atsisakyti sutarties ir atgauti sumokėtus pinigus ar keisti sutartį iš karto po to, kai jie informuojami apie atitinkamos sutarties sąlygos pakeitimą. Taip pat keliautojui nenutraukus sutarties ir jei dėl to jos pakeitimų suprastėja kelionės kokybė ar sumažėjo jos kaina, keliautojas turi teisę reikalauti grąžinti dalį sumokėtų pinigų. Taip pat norėčiau aptarti ir apgyvendinimo vietą, kuri laikoma viena iš pagrindinių organizuotos turistinės kelionės sąlygų. Ir jeigu yra sąlygos pakeitimas, tai yra keičiama apgyvendinimo vieta, kas yra laikytina esminiu sutarties pakeitimu, vienašališkai keisti apgyvendinimo vietos kelionių organizatorius neturi teisės net iki kelionės pradžios. Jeigu vis dėlto taip nutinka, kad kelionės metu kelionių organizatorius negali suteikti didelės paslaugų sutarties, dalies pagal sutartį, tai jis turi pasiūlyti keliautojui alternatyvias paslaugas, kurių kokybė, žinoma, būtų lygiavertė arba net aukštesnė. Ir dar norėčiau pažymėti, kad jeigu organizuota turistinė kelionė apima keleivių vežimo paslaugą, kelionių organizatorius be papildomo mokesčio turi užtikrinti keliautojo grąžinimą. Taip pat keliautojui grąžinti pinigus už nesuteiktas paslaugas. Taigi, reziumuojant, atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą, kelionių organizatoriui negalint suteikti paslaugų pagal sudarytą sutartį, kelionių organizatorius turi siūlyti keliautojui alternatyvias ar aukštesnės kokybės paslaugas, panašias į tas, dėl kurių buvo susitarta sutartyje ir aptarta anksčiau.
Ši skaidrė iliustruoja situacijas, kai apgyvendinimo vieta būna keičiama kelionės metu. Kairėje pusėje yra keliautojo sutarta apgyvendinimo vieta, kuri buvo nurodyta sutartyje, kai keliautojas įsivaizdavo, kad tikrai jis bus apgyvendintas atitinkame viešbutyje, kurį išsirinko. Tačiau dešinėje pusėje jūs matote viešbutį, kuriame keliautojas buvo apgyvendintas. Tai yra labai didžiuliai skirtumai ir žinoma, dėl tokių didžiulių skirtumų keliautojas negali būti patenkintas kelionės metu. Sekanti skaidrė taip pat iliustruoja tą pačią situaciją, kuomet sutartyje buvo aptartas prabangus viešbutis ir keliautojas buvo apgyvendintas tikrai netinkamos kokybės, prastos kokybės viešbutyje ir iš tiesų tai keliautojo tikrai netenkino ir be abejo kilo ginčas. Ir tarnyboje nagrinėjant keliautojų prašymus keičiant apgyvendinimo vietą, kelionių organizatoriai labai dažnai teisinasi, kad iki kelionės pradžios šito nežinojo ir kad keliautojų jų apgyvendinti pasirinktame viešbutyje nepavyko ir kad tokia informacija buvo gauta tik keliautojui atvykus į šalį. Tačiau tarnyboje nagrinėti atvejai atskleidė, jog kai kada net ir pačiose sutartyse yra numatyta, jog keliautojas bus apgyvendintas ne tame viešbutyje arba turės pervažiuoti į kitą viešbutį. Jūs matote skaidrėje iškarpą iš sutarties, kuri buvo nagrinėta tarnyboje ir nors tarnybai buvo teikiama informacija, jog kelionių organizatorius nežinojo tos informacijos, sutartis atskleidžia ką kitą. Ir labai, ką norėčiau svarbiai paminėti, kad kilus ginčui tarp vartotojo ir kelionių organizatorius pakeitęs viešbutį kelionės metu turėtų pateikti tarnybai įrodymus. Tai yra, kad viešbutis jau buvo užsakytas, kad atliktas apmokėjimas, kad tiesiog pateikti rezervacijos patvirtinimą. Žodžiu, tarnyboje nagrinėjant ginčą būtina kelionių organizatoriui įrodyti, kad tikrai informacija buvo jam galbūt žinoma pirmą kartą ir tik atvykus į šalį. Civilinis kodeksas nustato galimybę kelionių organizatoriui sutarties vykdymui pasitelkti trečiuosius asmenis. Tačiau norėčiau pažymėti, kad teisės aktai taip pat nustato pareigą atsakyti už sutarties vykdymą pačiam kelionių organizatoriui. Taigi, pasirinkdamas trečiuosius asmenis, kelionių organizatorius iš tiesų turi elgtis atsakingai ir įsivertinti, nes pasiteisinimai, jog apgyvendinimo paslaugas teikia viešbučiai ir kelionių organizatoriai nėra susijęs su tuo, tai nėra tiesa. Tiesiog pasirinkdamas sutarties vykdymui trečiuosius asmenis, kaip ir minėjau, jis turi vykdyti atsakingą atranką ir pasitelkti tinkamus paslaugų teikėjus. Ir kelionių organizatorius, šitą taip pat reikia nepamiršti, kad privalo vykdyti sutartį atsižvelgdamas į keliautojo teisėtus lūkesčius, nes jis yra atsakingas už kelionės metu teikiamas paslaugas. Apie tai, jog būtina tinkamai pasirinkti trečiuosius asmenis, taip pat kalba ir teismų praktika. Lietuvos aukščiausiojo teismo praktikoje yra konstatuota, kad kelionių organizatorius kaip verslo subjektas yra atsakingas už teikiamų paslaugų kokybę ir informacijos apie jas teisingumą ir turi rūpestingai pasirinkti trečiuosius asmenis įsipareigojimams vykdyti, turėti galimybių kontroliuoti jų veiklą ir panašiai. Kokia yra kelionių organizatoriaus atsakomybė, jei sutartis vykdoma netinkamai? Tai civilinis kodeksas numato, kad keliautojui išsakius trūkumus kelionės, jis per protingą terminą privalo ištaisyti keliautojo nurodytus trūkumus. Tai dar norėčiau ką paminėti, kad keliautojas taip pat turi būti kelionės metu aktyvus ir nelaukti kelionės pabaigos išsakyti trūkumams. Tačiau taip pat į keliautojo išsakytus trūkumus kelionių organizatorius turi reaguoti tinkamai. Ir jeigu reikalinga kita keliautojui pagalba, informacija dėl sveikatos priežiūros paslaugų ar galimybė pasinaudoti nuotolinio ryšio priemonėmis, tai kelionių organizatoriaus pareiga visą tai suteikti.
Taip pat paminėtina, kad jeigu kelionė tampa žemesnės kokybės, kelionių organizatorius turi atitinkamai sumažinti kelionės kainą. O jeigu kelionės metu kelionių organizatorius negali suteikti didelės paslaugų dalies pagal sutartį, jis privalo pasiūlyti keliautojui be papildomų išlaidų atitinkamas alternatyvias paslaugas, kad jų kokybė būtų lygiavertė ar net aukštesnė už ją. Dėl ko dažniausiai skundžiasi vartotojai kreipdamiesi į tarnybą? Kad perkant kelionę organizatoriaus pateiktos viešbučios ir siūlomų kambarių nuotraukos dažniausiai sudarydavo labai gerą teigiamą įspūdį, dėl ko ir keliautojai priimdavo sprendimą dėl apgyvendinimo vietos. Tačiau nuvykus į vietą kambarys atrodydavo kitaip arba kai kuriais atvejais vartotojui netgi būdavo suteikiamas visiškai ne tas kambarys. Kambariai būdavo netvarkingi, neatitinkantys higienos reikalavimų, skųsdavosi taip pat ir dėl mažo maisto pasirinkimo, nepilno sortimento. Ir taip pat būdavo skundai ir dėl viešbučių teritorijos, vaikų žaidimų aikštelių. Šioje skaidrėje taip pat iliustruojami vartotojų prašymai, kuomet jie teikia dėl kelionės sezono pradžios ar pabaigos netikslumų kelionės metu, tai yra, kuomet ne visos paslaugos veikia, tai tarkim, galbūt prieš sutartį buvo suderėta ir informacija pateikta, kad bus galbūt 5 maitinimo vietos, tačiau nuvykus pasirodo, kad jos visos uždarytos ir likusi tik tai viena, arba pavyzdžiui, fontanai bus šalia gyvenamosios vietos, galbūt veiks žaidimo aikštelės ar kokie atrakcionai, kur labai svarbu šeimoms keliaujantiems su vaikais, bet keliautojai nėra informuojama apie tai, kad sezono pabaigoje tos paslaugos tikrai būna neprieinamos ir tai tikrai keliautojai nusivilia dėl tokių paslaugų, kurios, tikėtasi, tačiau jų nėra. Taip pat dėl pakeistų viešbučių kelionės metu vartotojai nurodo, kad apie tai, jog jie nebus apgyvendinti sutartyje nurodytoje vietoje, vartotojai sužino tik atvykę į užsienio valstybę. Ir dažnu atveju viešbutis, kuriame keliautojai yra apgyvendinami, netitinka jų teisėtų lūkesčių. Ir kad apskritai būna atveju, kad vartotojų išsirinktas ir kelionės metu sutartyje nurodytas viešbutis yra apskritai uždaromas ir vartotojai perkeliama į kitą viešbutį, kuris tikrai netitinka lūkesčių. Ir tuo metu vartotojas yra priverstas ieškoti viešbutį užsisakyti savarankiškai, dėl ko jis patiria papildomų išlaidų. Kilus ginčui, vartotojas turėtų kreiptis pirmiausia į kelionių organizatorių, kuris neatlygintinai turi nagrinėti vartotojo kreipimąsi ir pateikti atsakymą per 14 dienų. Taip pat atsakymas turi būti parengtas remiantis pagrįstais dokumentais ir jeigu netenkinami vartotojo reikalavimai arba jie tenkinami tik iš dalies, atsakyme turi būti pateikta informacija apie tai, kad vartotojas gali kreiptis į neteisminio sprendimo subjektą, tai yra vartotojų teisių apsaugos tarnyba, spręsti toliau kompetentingą vartojimo ginčą. Truputėlį statistikos. Per 2023 metus buvo gauti 176 vartotojų prašymai dėl organizuotų turistinių kelionių paslaugų teikimo. Iš priimtų 117 nutarimų 101 vartotojo prašymas buvo tenkintas iš dalies. 8 vartotojų prašymai buvo tenkinti pilna apimtimi ir tik tai 8 vartotojų prašymai atmesti. Tai vis dėlto 80% vartotojų prašymų yra tenkinami bent iš dalies. Ir tai yra pakankamai didelis procentas. Dėl daugiau informacijos galite pasinaudoti pateiktomis nuorodomis ir daugiau sužinoti.